Tai ne tai, kad problema. Ašgi sakiau, savo šansą aš pasinaudojau, aš Lietuvos žmonėm teikiu savo kandidatūrą ir savo viziją, o dabar priklauso nuo Lietuvos žmonių. Jie mane įdarbina šitose pareigose ar ne. Jeigu šitose pareigose neįdarbina Lietuvos žmonės, čia visi turi įdarbinti, čia negali maža grupelė įdarbinti, tai vis tiek mano mintis, jos nedingsta. Ir jos gali būti realizuojamos kitame lygyje, kitokiais būdais. Tai šitas klausimas man yra patogi proga. Mieli Lietuvos žmonės, jūsų parašų kaip naujos politinės jėgos, šitos partijos steigėjam jūsų parašų, kuri reikia lyginant su 20 000 prezidento rinkimų, jų reikia tik 2000. Mieli Lietuvos žmonės, atsikelkite, atsistokite, pasirašykite, nes jūsų balsas, pasirašant dėl politinės partijos, dėl naujos politinės jėgos steigimo, nemažiau svarbus. Parlamentas įstatymus išleidžia. Pasistengkit šitą įsisąmoninti, nes lygiai taip pat. Aš turiu dešinę ranką, o kairės neturiu ir dabar turiu padaryti pilną gerą darbą. Abi rankas reikia turėti. Tai mano uždaviniai iškelti ne man, o tie uždaviniai, kuriuos aš matau, kad Lietuvoje reikia įvykdyti, juos tiesiog reikia. Tai po prezidento rinkimų bus Seimo rinkimai ir aš pasiduoti neketinu, nes jeigu aš pasiduosiu, tai aš nubrauksiu visą tą savo gyvenimą, kurį nuo 91 metų aš mušuosi. Tai aš nubraukčiau savo gyvenimą nuo 91 metų, o aš to visai nenoriu. Aš nenoriu. Taigi, pasiduoti man nebeišeis. Kovosiu toliau.